Labas, noriu padaryti šiandien teminį skaitimą santykių tema. Pasižiūrėsime, ką pasakys kortos ir galbūt bus nukreipta visai kitą temą, nors kaip ir norėčiau apie santykius dabar pasižiūrėti kolektyvui. Pirštas. Yra perspėjimas dėl problemos dabar arba artimoje ateityje. Gerai, žiūrime, kas čia. Pelės. Yra negerų žmonių tarp jūsų draugų arba šeimoje. Delfinas. Finansinė sėkmė dažnai ateinanti susijusi su to, ką jūs darėte praeityje, tokia kaip gera karma, grįžtanti gera karma susijusi su gerais darbais, kuriuos padarėte anksčiau. Tai taip, panašu į santykių temą ir iš tikrųjų galbūt čia labiau ne romantiniai santykiai, bet santykiai tarp asmeniniai, tarp šeimos narių, tarp draugų, kad galbūt aplinkoje turite pavydžius žmonių, kurie jums pavydės tos finansinės kažkokios sėkmės ir jūs esate apie tai perspėjamas, kad dabar arba artimoje ateityje, kai gausite, kai turėsite tą finansinę sėkmę, galbūt jau ir turite, nežinau, kokioje situacijoje esate, žiūrėdami šitą skaitimą. Pabandysim praplėsti šitas kortas karo kortomis, apie ką čia plačiau kalba eina, kas čia per perspėjimas, apie ką yra kolektyvas perspėjimas. Taip, Five of Wands, tai yra vidinis konfliktas yra, arba bus, norėsite gintis nuo aplinkos galbūt, ir tai irgi gali būti susiję su konkurencija, kas yra pelės, kurios tarsi irgi nori gvieštis kažko tai iš jūsų. Skeptrų karalienė. Kalavijų pažas. Kalavijų pažas mokytis. Eight of Swords, 8 kalavijai, 8 skeptrai, čia buvo 10 skeptrų. Nenorėdami mokytis būti lankščiais, jūs truputėlį save labai stipriai apkraunate naštą. Nematote išėjimo iš situacijos. Gerai, gal tada žiūrim, kokia ta situacija, kas čia per situacija. Atsiskėlės. Ne, nesiskėlės, čia yra popiežius. Popiežius 7 kalavijai. Monetų pažas. Paskutinysis teismas.
monetos. Trys monetos. Dešimt eurų. Praeityje turėjote kontraktą, kuris baigėsi ir sudarydami tą kontraktą jūs, kaip sakant, išdavėt save, galbūt ir jūs išdavė šitos pelės. Bet jūs gailitės, ta prasme, nežinau, jūs susikoncentravėtės ties tuo praradimu ir jums ta ydinga būsena, tas nusivylimo jausmas, gailėjimasis praeities to, ką praradote, teikia kažkokį visišką pasitenkinimą. Čia man truputėlį panašu į tokį mazochizmą šiek tiek galbūt. Gerai, pasižiūrim tada, paklauskim, dar kartą klausti, kokia yra problema ar bus problema kolektyvui greitoje ateityje arba dabar. Gali būti, kad reikės priimti pasirinkimą staigiai veikti. Du skeptrai, bokštas, taurių karalius. Skeptrų riteris, 10 taurių. 3 monetos, 3 skeptrai. Žodžiu, gali būti, kad dabar arba artimoje ateityje sulauksite daug žadančio pasiūlymų bendradarbiauti ar tam tikram kontraktui. Iš žmogaus, kuris atrodys kaip taurių karalius, bet iš tikrųjų jisai labiau yra skeptrų riteris negu taurių karalius, labiau veikia per seksualinę energiją negu per jausmų prizmę. Ir tada, ką jums reikia daryti, jeigu yra įspėjimas apie problemą, tai ką jums reikia daryti, jeigu sulaukėte to pasiūlymo, širdies skausmas, judėti širdies skausmą. Kantrybės, saikingumas, neskubėkite sprendimo priimti. Jeigu tai yra asmuo susijęs su jūsų širdies skausmu, turite judėti nuo to asmens ir nepriimti pasiūlymo, investuoti savo resursus į savo ramybę, į savo pasitenkinimą savimi ir aplinka. Dešimt kalavijų. Ir tokiu būdu jūs užbaigsite sunkų etapą, kuris laikė jūs įkalintus. Nematėte išėjimų. Sukote
tam tikrą samsaros ratą su toksiškais žmonėmis, bet yra išjudėjimas iš to. Jūs žengėte žingsnį atgal, atsitraukite nuo to. Todėl yra perspėjimas, kad artimiausiu metu vėl galite gauti pasiūlymą iš tokio žmogaus ir jį priimdamas įeisite į tą patį ratą. Ir draskysite pat savo su kalaviju širdį. Žodžiu, vilionėms nepasiduokite, nes pakliūsite į spastus ir būsite toj pačioj beprotybei. Būsite, aišku, yra rizika, žinokit, jums įkliūti į šitą ratą, nes prieš tai kortos krito, kad jums jūs traukėtės, jūs veikiate per traumos šabloną tam tikrą elgesio, reaguojate į tai, įsitraukėte ir tai yra tai, kas jums yra gerai pažįstama. Jūs žinote, kaip elgtis su tokiais žmonėmis ir tai tarsi yra jums komforto zona, yra patogu, nepaisant to, kad jums tai yra skausminga. Ir dabar, kai jūs nepatirėte to kažkokio skausmingo, blogo elgesio su jumis, jūs jo ilgitės. 5 taurės. Jūs liūdite dėl to, kad situacija, kai yra ramu, kai jums yra gera, kai su jumis niekas blogai nesielgia, jums yra blogai, jinai yra nepatogi, ta prasme. Bet jūs turite pakeisti šitą ciklą ir kaip rodo, kad yra judėjimas į perėjimas, dabar toks kaip ir tranzitinis laikas. Žodžiu, jums perspėjimas yra būti atidiems, su kuo jūs turite kontaktą, nes gali pasitaikyti pelė iš jūsų tarpo draugų ar šeimos, galbūt kažkas iš praeities partnerių gali grįžti, su kuriuo santykiai buvo toksiški ir galbūt tas pats asmuo yra toksiškas ir turite uždaryti šitą. Nepaisant to, kad galbūt jums ir nepatogu ir norisi grįžti į tą patį toksišką ciklą, kuriame jūs jautėtės saugiai. Galbūt reikia jums padirbėti su emociniu atvirumu, nes tokio tipo žmonės labai traukia emociškai uždari žmonės, kurie jaučia irgi viduje didelę tuštumą, nepriima savęs, nepriima kitų. Gerai pasižiūrim. Ir kiti automatiškai tada, jeigu jūs savęs nepriimate, tai tada ir jūsų kiti žmonės nepriima. Pasižiūrim pelės, apie ką yra pelės, kas čia per asmuo. Asmuo pats savimi labai patenkintas, džiaugiasi gyvenimu ir jūs nujaučiate, kas tai yra per asmuo. Jūs žinote. Jaučiate galbūt, kad jisai ateina link jūsų. Taurių tūzas, čia taurių pažas. Jis bandys per jausmų. Bandys groti, žaisti jūsų jausmais, bet tai yra velnias. Tai yra velnias. Širdies skausmus sukeliantis velnias. Imperatorius.
skeptarė. 3 monetos. Galbūt jisai mato jūs kaip kažkokį gausos šaltinį, iš kurio galime gauti pinigų, uždirbti pinigų. Vėl bokštas, 3 skeptrai. Dešimt monetų. Monetų pažas. Žodžiu, jis nori pasiūlyti jums kažkokį kontraktą, kažkokią idėją ir yra numatęs, kaip gauti daugiau pinigų iš jūsų ir tas jums gali būti netikėta. Ir gali būti, kad jūs turėjote, buvote šeimoje galbūt su tuo žmogum. Žodžiu, patarimas yra atsilaikyti ir neužsikabinti už pasiūlymų. Laikyti ribas, visiškai laikyti ribas ir 7 skeptariai ir stiprybė. Žodžiu, jeigu jis bandys jūs kabinti per tam tikrus seksualinius dalykus, tai turite pažaboti savo šitą energiją ir atsilaikyti. Nes paskui gailėsitės ir turite tikrai atlaikyti. Galbūt per pilnatį šitą situaciją gali būti. Ir aš matau pabaigą. Manau, kad jums čia kaip ir turėtų pavykti. Na, svarbu, žinokit, išsikapstyti ir išeiti iš šito ciklo. Jis jums gali prisistatyti kaip stabilus žmogus, bet iš tikrųjų jisai neturi kažkokių stabilių ketinimų. Žodžiu, turite pakeisti. Labai žiūrėkite, kas pas jūs ateina su kokiu pasiūlymu. Jeigu jūs jau tą žmogų pažįstate ir jeigu jis yra praradęs jūsų pasitikėjimą, anksčiau kažkada nepriimkite kažkokių tai pasiūlymų iš tokio žmogaus, nes teks nusivilti. Tiesiog ne visi žmonės keičiasi. Na, tam tikrą prasme keičiasi, bet ne visi keičiasi tiek, kiek reikėtų tam tikrais atvejais savo elgesį keisti. Ne visi mato, ką blogai daro, ne visi pripažįsta, ne visi yra tiek sąmoningi, kad norėtų tą savo ydingą elgesį keisti. Nu, ne visi galbūt ir pajėgus patys savaime tą padaryti, nes tam tikros traumos veikia labai stipriai ir nėra paprasta patiems be kitų pagalbos dažnai išlipti iš tam tikrų elgesio modelių, kurie yra tiek kitiems, tiek mums patiems žalingi. Delfinas yra monetų karalius. Galbūt kažkam padarėte praeitį gero ir dabar jums grįžta iš to žmogaus. Karalienė monetų ir karalius monetų labai atitinkantis vieną kitą žmonės ir juos skiria 3 skeptariai. Žodžiu, jums šitoj situacijoje yra svarbu atmušti šitą pasiūlymą, kad jūs suseitumėt su šitu žmogum arba su šitu žmogum, nes jūs skiria 3 skeptrai.
Tai yra veiksmo korta, kada jūs turite padaryti tam tikrą veiksmą, kad jūs atsidurtumėte vienas šalia kito. Tai kažkam gali būti svarbus dabar pilnaties tauro ženklio laikotarpis, kuris bus nuo lapkričio 15 dienos. Pasižiūrim dar apie tą delfiną, kas čia yra. 9-4. Žodžiu, jūs norite eiti ir į priekį, bet to pačiu žiūrite atgal, laikotės, norite laikytis tų pačių įprastų kažkokių tai jums patiems žalingų elgesio šablonų. Tranzitinis periodas, kada jūs truputėlį per pusę perplėštas bandote judėti priekį, nes jums nėra malonu tai, kas buvo anksčiau. 4 monetos. Yra širdies. Yra uždaryta. Užsidarę esat. Širdis uždaryta galbūt dėl tam tikrų trišalių santykių. Galbūt dabar bijote elementariai paprastos draugystės su priešingos lyties arba tos pačios lyties, nežinau, kas žiūrite. Tiesiog esate užsidarę netgi paprastai draugystėj, romantiniai draugystėj. Nenorite eiti į jokią bent net menkiausią kažkokią interakciją su žmogum, su kuriuo gali vystytis romantiniai santykiai. Popiežius. Galbūt netgi labai kategoriškai po tam tikros nesėkmės sakėt, nu daugiau, tai aš jau niekada. Žinys ir žinė, iš tikrųjų tai kortos turi labai galingos kortos viena prie kitos. Galbūt jūs abudu esate užsidarę ir panašu, kad taip, nes jūs nesusieina dar per šitą veiksmų kortą ir šitie asmenys kaip ir turi didelį anapusinį žinojimą, to prasme, išminties, kartų išminties, bet tačiau jie gali sukurti labai daug materialaus gėrio šiame pasaulyje ir puikiai būti įsižeminę, nes yra karalius ir karalienė monetų. Bet yra uždaryta, nes iki galo nėra pereitas tas tranzitinis laikotarpis, kada jūs išeinate iš to savo beprotybės, kuri tempia atgal, senas ciklas. Gali būti, kad šitas žmogus tiesiog ateis pas jūs aktyviai veikdamas su tam tikrų pasiūlymų. Monetų pažas tai yra. Tai bus kvietimas išjudėti iš 9 skeptrų būsenos. Bet jūs turite įsileisti tą draugystę, draugišką tą pasiūlymą. Galbūt jums yra sunku priimti dovanas, užsidarę dovanoms, bet kokioms. Nes delfinas tai yra finansinis kažkoks įgijimas, finansinė dovana už tai, ką jūs padarėte anksčiau. Galbūt jums yra sunku priimti dovanas. Šešios monetos, dovana, saulė. Taip. Jūs esat
apriboja save nuo kažkokio gavimo, nuo dovanų, galbūt nesmagiai jaučiatės, kad nesat verti tam tikrų dovanų ir jeigu iki šiol kažkas kažką jums padovanodavo, jausdavote skolingi arba neverti to, ką gaunate. Galvojate, gal yra ta dovana duodama su tam tikrų ketinimų, kaip sakant, ne iš tiesiog, kad tam žmogui gerą dovanoti ir duoti, bet tarsi jis kažko norėtų atgal. Ir yra polinkis nepriimti, atsitraukti. Tai šitoje vietoje aš matau, kad vyksta pokytis ir jūs užbaigėte šitą savo elgesio modelį. Nu jo, jūs tarsi kažkaip vidinė kova, kai kažkas vidinė kova prieš savo gerą būseną viduje. Ir per visą skaitimą eina šitą, kad jūs tarsi priešinatės tam, kas gali jums atnešti džiaugsmą. Bijote to. Ir dėl to jūs pakabinate tam tikras galimybės, kurios gali jums atnešti tą džiaugsmą, atnešti dovanas ir prie jūsų neprieina tokie pasiūlymai o priešingai ateina tokie žmonės, kurie skriaudžia. Blokas, jūs dedate bloką ir mokotės priimti dovanas. Akivaizdžiai mokotės priimti dovanas, dirbate su savim, dirbate. Taip, valios pastangomis, žodžiu, stebite save ir sąmoningai keičiate. Sąmoningai keičiate savo elgesį tam, kad jūsų svajonė būtų įgyvendinta. Žodžiu, tikrai labai šaunuoliai matau, kad nebijote tiesos apie save, nebijote ją priimti ir dirbate dėl savo šviesesnio ir gražesnio rytojaus, nes iš tikrųjų, kad ir kaip jaustumėtės gerai tuose ydinguose gyvenimo verpetuose, santykių verpetuose, toksiškose santykiuose ir taip toliau, jūs suvokiate, kad iš tikrųjų tai yra jums žalinga ir tai kenkia jūsų sveikatai, fiziniai, psichiniai ir dirbate tuos dalykus pakeisti. Tikrai dirbat, matau, kad dirbat valios pastangom. Ir 8 monetos ir stiprybė, bandote pažaboti savo tam tikrus impulsus, kurie nepasitarnauja kažkokiam stabiliam pagrindui pastatyti, o tiesiog yra trumpalaikis kažkoks tai noras, kuris tiesiog greitai subliūkšta, greitai dingsta ir lieka griuvėsiai ir širdies skausmas. Tai, žodžiu, tikrai džiaugiuosi dėl jūsų ir matau, kad turite didelį potencialą išpildyti savo svajones. Esate valingi, sąmoningi ir stebite save, stebite aplinką ir jokios pelės nėra baisios jums ir įspėjimas yra gerai, tai yra kaip priminimas, kad nepamirškite, kad galbūt jūs esate pats kaip delfinas ir galvojate, kad kiti žmonės aplinkui irgi yra geri ir turite geras intencijas ir, kaip sakant, kitus matuojate pagal save, pagal savo kurpalį, bet tas pirštas jums nurodo, kad nepamirškite, kad yra ir kitokių žmonių. Tikrai ne visi, mums linki gerą, netgi tokių yra tarp artimiausių žmonių, tarp šeimos narių, tarp draugų, kuriais mes pasitikime ir
netgi kurie mus augino. Tikrai skaudu tą suvokti, kad netgi šeimos nariai tikrai galbūt jie linki gero visada, bet savo elgesiu tikrai ne visada daro mums gerą ir turime stebėti ir atpažinti tam tikrą elgesį su mumis, ar tai yra mus auginantis elgesys, ar tai yra tiesiog žlugdantis ir smugdantis žemyn elgesys. Automatiškai reikia priimti tam tikrus sprendimus, ką daryti su tokiais žmonėmis mūsų aplinkoje. Žinoma, tai yra labai sunkus sprendimai, jeigu tai yra šeimos nariai, tokie kaip ten, tarkim, tėvai, broliai, sesės. Iš tikrųjų yra sunku nuspręsti, kaip elgtis toliau, nes kaip ir mes patys pasirenkam šeimas ir klausimas, ar, tarkim, visiškas santykių nutraukimas su šeimos nariais yra geriausias elgesio variantas, nes realiai tai mes juos pasirinkome ateidami į žemę kaip mokytojus. Jie yra didžiausia mūsų mokytojai, nepaisant to, kad taip mes gauname labai daug įvairių visokių sunkių traumų dažnai, bet jie yra mūsų mokytojai ir aš pati dažnai svarstau ir ieško atsakymo, koks elgesio variantas su tam tikrais žmonėmis, kurie yra labai artimoje aplinkoje, yra geriausias. Tai tiesiog išlikit sąmoningi ir galbūt dažnai reikia mums to supratimo, kad jeigu žmonės su mumis blogai elgiasi, tai yra dėl to, kad jie patys yra labai labai traumuoti. Aišku, tai nepateisina jų blogo elgesio mūsų atžvilgių su mumis, bet dažnai jie tą daro visiškai nesuvokdami, ką jie daro. Visiškai nesupranta. Tiesiog nesupranta. Tai yra irgi jų reakcijos, jų veikimas iš jų patirtų traumų savo šeimose. Ir taip eina karta iš kartos. Tai linkiu stiprybės ir darnių santykių, visų pirma, patiems su savimi, o tada automatiškai viskas gražiau ir lengviau pasidaro ir aplinkoje su aplinkiniais. Tai sėkmės ir iki greito.